And so I've had the privilege of having Christian parents my whole life. When I was 5 years old, I said a prayer. The teacher said I needed to pray, and so I did. But I just said words. I didn't understand what I was doing. Within 2 or 3 years, I understood that I was lost. But I didn't want to be embarrassed and admit that I'd been faking it. Tačiau aš nenorėjau būti sugėdintas ir prisipažinti, kad aš tiesiog netikras buvau krikščionis. So I tried just to be good enough to be a Christian. Todėl, kad išlaikyti tai, stengiausi pakankamai būti geras, kad atrodyti kaip krikščionis. I read my Bible every day. Kiekvieną dieną skaičiau Bibliją. I said prayers. Kalbėdavau maldas. I wasn't talking to God, but I was saying prayers. Nekalbėdavau su Dievu, bet kalbėdavau maldas. Went to church every time the doors were open. Kiekvieną kartą, kai buvo atviros durys, lankiausi bažnyčioje. Passed out tracts and invited people to church. Dalinau pakvietimus, kviečiau žmonės į bažnyčią. I sang in the choir. Giedojau chore. Attended youth meetings. Lankiausi jaunimo tarnavimuose. Did everything a good Christian kid was supposed to do. Viską dariau, ką geras krikščionis berniukas turi daryti. But I was terrified of dying. Tačiau mane gąsdino siaubinga mintis dėl mirties. Because I knew I was lost. Nes žinojau, kad esu pražuvęs. But I was scared that I would be mocked if I got saved and let everybody know. Bet iš kitos pusės aš taip pat mirtinai bijojau pašaipų, kad žinos, kad aš nebuvau visą tą laiką tikras krikščionis ir iš mane juoksis dėl to. And so my fear of other people's opinion kept me from getting saved for years. Ir daug metų nuo tikro išgelbėjimo mane sulaikė baimė kitų žmonių nuomonėms. I remember in school, aš atsimenu dar mokyklos laikus, in biology class, biologijos pamokoje, the teacher was saying that every night you go through different stages of sleep. Kada mokytojas sakydavo, kad yra miego fazės, kiekvieną naktį kai miegi eini per skirtingas miego fazes. And when you reach this deepest level of sleep, ir kai pasieki giliausią miego būseną, your breathing, your heart rate, it all slows down. Tavo kvėpavimo, širdies ritmas, viskas sulėtėja. And he said something that just scared me to death. Ir mokytojas pasakė tai, kas mane išgąsdino mirtinai. He said that's the closest to death you'll get until you actually die. Tai yra artimiausias momentas iki tikros fizinės mirties. Oh wow. So I'm almost dying every night. Gaunasi aš beveik kiekvieną naktį mirštu, taip? Well, he said, about every 2 hours we do that. Kas 2 valandas mes taip artėjam, tolstam artėjam. So I started setting my alarm clock for an hour and a half. Aš kas 1,5 valandos žadintuvą nusistatydavau. Waking up so that I wouldn't get that close to death. Kad prabusčiau, jog nebūčiau taip arti mirties. After about 3 nights, po 3 naktų, my dad said, "What's wrong with your alarm clock?" Mano tėtis sako, kas čia negerai su tavo žadintuvu? I don't know, Dad. Tėti, nežinau, gal kažkas atsitiko. I sure wasn't going to tell him. Aišku, aš jokių būdų nenorėjau jam išduoti to. And then one day, when school was out, vieną dieną po mokyklos, I was out in the backyard playing. Aš buvau kieme, ten žaidžiau. And my mom, of course my dad was at work. Mano tėtis tuo metu buvo darbe, mano mama. I didn't know, but my mom and my 2 sisters went to the store. Nežinojau, bet mano mama su 2 sesėm išėjo į parduotuvę. And I came in the house. Aš atėjau namo. Mom! Mama! Mom? Mama? I looked through the whole house and she wasn't there. Apžiūrėjau visus namus ir jos neradau. My sisters were gone. Mom was gone. Nebuvo, mamos nebuvo. I went out in the garage. Nuėjau į garažą. And I saw piles of clothes. Ir pamačiau sudėtus rūbus. And I thought the rapture's taking place. Pakilimas įvyko. And I've been left. O mane paliko. That's I didn't stop to think that my mom was doing laundry. Aš nesusimąsčiau, kad tiesiog skalbinius ten sudėjo mama. It just mane taip išgąsdino. So I ran to the kitchen to look and do I have 7 years worth of food in here. Aš nubėgau į virtuvę ir pasižiūrėjau, ar 7 metams liks man maisto. We didn't have enough. Nebuvo pakankamai. Oh, I'm in trouble.
Ir aš buvau tikrai didelį bėdoje. And then I thought, well, the Antichrist is going to come, so I better hide. Ir pagalvojau, kad dabar geriau pasislėpti, kadangi tuoj ateis Antikristas. So I hid in the closet. Ir aš pasislėpiau spintoje. And I heard people later moving around the house, and I thought they're coming after me. Ir vėliau girdžiu kažkokius balsus žmonių prie namo ir supratau, kad ateina pas mane viskas. Then the door opened, and it was my mom. Atsidarė duris ir ten buvo mano mama. Mom! Mama, What are you doing in here? ką tu čia įlindęs darai? Playing! Žaidžiu. She said, you don't look like you're having much fun. Tau netrodo linksma žiūrint į tave. Oh yeah, waiting for the Antichrist. I'm having a blast. Yeah. Taip linksma laukiant Antikristo, taip. Yeah, wow. It was unbelievable, and I was in misery. I was just terrified of dying. Buvo neįtikėtina, bet aš toks apgailėtinas buvau, aš taip siaubingai išsigandęs mirties buvau. So finally, it was a Monday night. We always had evangelism on Monday nights. Galiausiai pirmadienio vakarais mes visada turime evangelizacijas. We'd gone out, passed out tracts. Mes išėjome, dalinome pakvietimus. I came into my youth director's office. Ir aš atėjau pas savo jaunimo direktorių į jo raštinę. And I said, I am lost, Ir sakau, and I need to be saved. aš esu pražuvęs, man reikalingas išgelbėjimas. He laughed. He thought I was joking. Jisai juokėsi, sako, nejuokauk. I said, I'm serious. Aš sakau, aš rimtai šį kartą. I've been acting like a Christian for years. Aš metais vaidinau krikščionį. I said, if I don't get saved tonight, I'm going to hell. Jeigu šį vakarą aš nebūsiu išgelbėtas, aš eisiu į pragarą. He said, well, let's pray. Jisai sako, tuomet pasimelskime. I knew all the verses. I quoted them. Aš žinojau eilutės, aš citavau jas. Had it all up here. Aš čia sudėjęs buvau daug. And I said, God, Aš sakau, Dieve, you and I both know I've been faking. mes abu žinome, kad aš netikras krikščionis buvau. And if I died right now, I'd go straight to hell. Ir jeigu aš dabar mirčiau, aš eičiau tiesiai į pragarą. I don't care what people think anymore. Daugiau nebesvarbu, ką žmonės galvoja apie mane. I confess my sin. Išpažįstu tau savo I nuodėmes. ask you to wash away my sin and save me. Ir prašau nuplauk mano nuodėmes ir išgelbėk mane. I got up completely different. Ir aš atsikėliau po maldos visiškai kitas žmogus. I still went to church. Ir vis toliau ėjau bažnyčią. I still sang in the choir. Giedojau chore. Still went on evangelism. Skelbiau Evangeliją. Still read my Bible. Skaičiau savo Bibliją. But now I started understanding what I was reading. Tačiau dabar aš jau ėmiau suprasti tai, ką skaičiau. Because I had the Holy Spirit. Nes aš turėjau šventąją dvasią. And when I prayed, I actually talked with God instead of just saying words. Ir kai aš meldžiausi atgailos maldą, tai jau pirmą kartą buvo pokalbis su Dievu, vietoj to, kad tik tai kalbėčiau maldas. That Wednesday night, I followed the Lord in baptism. Ir tą trečiadienio vakarą aš sekiau paskui Viešpatį į vandens krikštu. And the whole church knew that I'd just been playing the part for Ir years. visa bažnyčia sužinojo, kad aš tik tai vaidinau krikščionį. But instead of mockery that I was so afraid of, Vietoj to pasityčiojimo, kurio aš taip laukiau ir bijojau, 3 of my friends got saved the next week. kitą savaitę 3 mano draugai taip pat buvo išgelbėti. They all said the same thing. We thought we were the only ones. Jie taip pat sako, aš galvoju, kad mes vieninteliai vaidinam. I'm just thankful to God that He was patient with me Ir aš esu labai dėkingas Dievui, kad Jisai buvo man kantrus. and kept working until I finally repented. Dirbo, kol aš galiausiai atgailavau. Taigi toks trumpas mano išgelbėjimas.